Sveiki! Šiandien dėmesį skirsime Žalgirio rungtynių minučių pertraukėlių žvaigždėms, kurios dalyvauja konkurse, kad taptų vienomis iš Eurolygos finalo ketverto šokėjų. Eurolygai bus pateikti 4 šokiai, kurie jūsų dėmesiui. Kiek laiko trunka vidutiniškai sukurti tą, ką žiūrovai pamato per 1 minutę minutės pertraukėlės metu? Čia yra labai skirtingai, todėl kad vienas šokis limpa per 2 treniruotės ir viskas gaunasi iš karto. Yra šokių, kur, tarkim, 2-3 savaitės prasėdim ir niekaip nesiklijuoja. Tai labai skirtingai. Priklauso nuo muzikos sunkumo, nuo idėjų. Kam reikia rinkti sunkią muziką, rinkitės lengvą? Kad ta lengva muzika gal atrodo žiūrovam, tarkim, lengva, o judesių sukurti nėra lengva. Kaip tu nebijai ten lipti? Aš žinokit, jau nuo 4 metų sportuoju. Iš pradžių pradėjau nuo akrobatikas, šis sportas, yra sportinė akrobatika. Tai nuo 4 metų iki kažkur 17 metų, tai paskaičiuokit. Ir visą laiką po 2 treniruotis. Buvo ir pasaulio, Europos čempionatai. Pas mus Lietuvoje labai stipri akrobatikos mokykla, tai iš ten tokie talentai. Nebijo lipti. O tai gal tu kada nors norėjai būti kamuolys, kad ten... O gal ne. Gal tiek to. Dar nedrįstu dar. O tu nebijai, kad tavo kolegės, žinai, kai būna tas mergaitiškas pavydas ims, kada tavęs ir nepagaus? Oi, ne, aš labai pasitikiu savo draugėm, labai. Jaučiuosi tvirtose rankose ir visą laiką drąsiai lipu. Dėl kad mes ne tik kolegės esamo ir geros visas draugės. Jau žino, moteris kokios draugės yra. Ne, tikrai ir kartu laiką leidžiam ir paslaptis vieną kitai patikim. Ir dar pasakykit, pas tuos pačius bachūrus einat. Ne, dalinamės. Čia yra komanda, čia yra visai kitas reikalas. Čia yra sportas. Kiekvienam sportui komandinis sportas, kad kaip visi nebebūtų, vis tiek turi atsižvelgti kiekvienas šalia esantį žmogų. Padėt, pagelbėt, kažką pasaugot, kaip ir mums. Kas iš jūsų atsakinga už tai, kokiam šokiui, kokie drabužiai? Visos sprendžiam, galutinis žodis mano. Kas šitą? Sprendžiam. Visas... Yra pas jūs grupiai tokių prie meno, aišku, jeigu iš šokėjus jūs prie meno, bet konkrečiai prie mes dizaineriai? Stiliovas. Ne, visos kažkaip tai pasitarėm, kad šitam šokiui tiktų tas ir priemam bendrą sprendimą. Taip nėra taip, kad viena įsiskirto stiliaus labai jau ten išmanimų. Manau, svarbiausia yra, kas seksualu ir kas patiktų žiūrovui. Kas iš panų labiausiai reaguoja, kai pamato kokio nors vaikino žvilgsnį salėje? Visas žiūrė. Kurios čia?
dažniausiai keliam tas, kas lengviausias. Visi pakelimai yra arba tas, kas moka geriausiai, pavyzdžiui, kai Marina metam, nes jinai sugeba skristi aukštai, keliam tas, kas lengviausia. O patys lankai, mes pas mus pusė komandos yra meninės gimnastikos atstovų buvusių. Tai yra normalu, kada tu 10 metų daugiau sportuoji tais įrankiais, tu tos įrankius sutrauki, žmonėm tai yra vaizdas. Ir o kaip idėja kilo, tiesiog, ką žinau, kažkaip. Susapnavai? Būna, kad ir susapnuoju. Būna, čia rimtai būna, kad susapnuoju, bet tiesiog yra elementas po elemento, parodom kažkas, kas išeina, jeigu tai išeina, tai įdedam, neišeina, kažkam lengviau pakeičiam. Ne visada darom, kartais kol padarom. Taip, aš nebūna, kad atidirbam ir pareikojam, viena ant kitos pareikalaujam ir išsireikalavom tą rezultatą, paskui jūs matot. Daug keikitės viena ant kitos? Ne, nesikeikėm visai. Mes stengiamės nesikeikti, taip. Mes stengiamės nesikeikti, mes merginos vis dėlto esam, bet tas reiklumas jisai visai yra. Tiek pati vadovė pareikalauja, tiek mes pareikalaujam viena iš kitos, bet iš savęs. Tai normalu tai yra. Sakyk, pikta vadovė yra? Oi, ne. Iš tikro tai ragana. Ne, jokauju, tikrai ne. Kaip dabar žinot? Ne, jinai labai tolerantiška, jinai, kaip sakė, mūsų draugė yra. Taip. Gerai. Aikštelėje nužudau žvilgsniais aš jas ir rūbiniai duodu velnių, bet šiaip tai paskui viskas tvarko, kartą einam. Ir tu galvoji, kad jos tau atleidžia, ar ne? Optimistiškai galvojant. Ne, šiaip aš manau, kad esam kaip ir draugės už aikštelės ribų, o aikštelėje dirbam kaip komanda. Kas papasakos apie trečią šokį? Kas trečias? Kaspinai. Irgi menininkės. Papasakok apie trečią šokį. Tai čia gavosi daugiau toks sudėtinis, čia gavosi Kaspino darbas menininkės, o tą, ką darom su kūno judesiai, daugiau buvo turbūt sportininkas. Tiek Marinos buvo padėta, tiek dar kažko. Nes kažkaip ir, bet iš tikrųjų, Kaspinai buvo tas šokis, kuris labai ilgai statėsi, jis labai sudėtingas buvo. Pati choreografija sudėtinga buvo, atrodo muzika, muzika jinai nėra sunkiai, atrodo, kas čia yra. O kai reikėjo statyti choreografiją, tai buvo tikrųjų labai sunku. Mes turbūt galvom, kad greit pastatysim šokį, ten galvom per porą treniruočių tikrai pastatysim, o statėm ilgiausiai tikriausiai, kiek turim šokių visų. Paskui atidirbti yra kas, nes Kaspinas toks dalykas, jis ilgas, jisai kiek 6 metrų? 6 metrų. Ir jisai tas 6 metrai labai dažnai apsisuka aplink galvą. Gerbiamas choreografas Vistinavičius, mes jį labai mylim, labai pasilgom, linkėjimai. Mes pas tave sugrįšim. Mes sugrįšim, būtinai labai maladėts choreografas ir labai buvo šaunu su juo dirbti. Ir ruošim dar vieną programą su juo. Siurprizą žiūrovams, taip. Tai va, jisai toks yra seksualus. Šokis ar gintaras? Šokis. Seksualus šokis, kur gali kiekviena jau, kaip sakoma... Parodyt, ką turi. Jo, pasiardyti.
apie Žalgirinį papasakokit, kaip jis įsipaišo į jūsų šokius. Lengvai. Ateinam, suplanuojam, ką darysim, sugalvojam. Ten eit, ten eit, ten. Slinkt viskas. Jis greitai labai greitai susigaudo. Kažkaip neįtraukiam, kad ten kažkas būtų labai sudėtingo jam. Pasakom, netgi haliai būna, kad ateinam, pasakom, kad tau reiks čia. Aišku, kartais būna tokių variantų, kad jis pasimeta ir ne toj pusėje atsisuka. Užkrenta man jo. Jo, bet nieko, pakankamai jisai yra toks, pakankamai įsisuka iš visų situacijų ir mes jau prisitaikom prie. Jis kartais netgi paimprovizuoja šiaip šokių metu, sako, jūs turit mokėti išsisukti. Tai kažkaip pripratėm viens prie kito. Turiu. Ir turbūt, kuris šokis jums labiausiai patinka pačiom? Yra toks vienas jau tas. Man patinka su įrankiais daryti, nes man moku, su lankais, kašpinais, o šiaip, nežinau. Na, man lygiai taip pat patinka labiausiai gintaras greičiausiai dėl to, kad... Gintaras našojo pavadinime, žodžiu, kur mes šokom ketvirtą. Tai va, tai seksualas. Tai va, tas šokis patinka, po to patinka lankai, lygiai taip pat su įrankiais dėl to, kad, na, irgi menininkė esu, gimnastė, tai myliu įrankis ir tiek. Vadovė, prašom. Gintaras. O man tai visi šokiai patinka. Taip. Ne, o jeigu rimtai, tai neturiu tikriausiai tokio, kuris būtų jau kažkoks labai išskirtinis. Tiesiog, net nežinau. Nežinau, kuris čia labiausiai paskutiniu metu. Bet juk būna, kad pavyzdžiui į kažką tai žiūrovai geriau reaguoja negu į kitą. Ne, čia priklauso nuo to, kaip žaidžia komanda ir kaip kiek laiminėjo ir kokį šokį. Visą laiką smagu šokti naują šokį. Jo. Bet kada? Tai tada tas naujas šokis ir tampa mėgstamiausias kažkuriam laikui, kol jisai kažkaip... Kaip naujas. Pirmą kartą žiūrovai žiūri, tai taip jie nesupranta, kas čia buvo, jie taip ir ploja, bet dar jie nesusigaudo, antrą kartą jie jau seka tas judesis, nes iš karto nutyla salė, kai pradedi naują šokį šokti. Visi suklūsta. Einam Bus intriga kažkokia. O man smagiausias šokas inkurti. Ai, pamiršau. Senas šokis iš tikrųjų senas, čia turbūt po Eurovizijos, tik mes susistatėm pagal Eurovizinį inkurto dainą ir jinai dar prieš. Ir tai man po šį dieną. Ten turbūt nėra kažko labai sudėtingo, bet vien žiauriai smagi šokas. Man tai labai. Man patinka pagal DJ testą. Pagal DJ testą tokia turim šokį, ten daugiau tokia hip-hopo gal, bet jisai judrus, jisai turi daug judesio, daug galima išreiškti. Ta prasme, judesiu tą šokį ir, man jisai mane veža tiesiog. Man patinka minėtas Šakiros Waka Waka. Ir taip pat, nors nesu menininkė, bet patinka kaspinai. Man patinka, kaip ir Marina minėjo, tiesta mūsų. Ten geras gavo, žiauri veža daina, žiauri veža. Jo, ir gerai šokas, dėl to aš tai visi patinka, be problemų. Aš irgi pritarčiau savo kolegams, kad man labiausiai patinka tiesto, nes labai gera daina ir labai gerai šokosi pagal ją. O kaip jums patinka Žalgiris? Labai!